kaimo plėtros programos projektų įgyvendinimo terminas išimtiniais atvejais gali būti pratęstas. Informuojame, kad Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2024-2020 metų programos administravimo taisyklės, jose numatant galimybę paramos gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal kaimo plėtros programos priemonės, išimtiniais atvejais šių projektų įvykdymo terminą pratęsti iki 2025 metų rugsėjo 30 dienos. Svarbu pažymėti, kad projektai turi būti įgyvendinti ir mokėjimo prašymai teikiami pagal paramos sutartyje sprendime numatytus terminus, o 2025 metų rugsėjo 30 diena, anksčiau buvo numatyta 2025 metų birželio 30 diena, yra paskutinė diena, kuomet agentūra priims projektų įgyvendinamų pagal šios programos priemonės mokėjimo prašymus. Žinotina, jog 2025 metų gruodžio 31 dieną kaimo plėtros programos laikotarpis privalo būti visiškai užbaigtas. Iki šios datos Lietuva yra įsipareigojusi ne tik įvertinti pateiktus mokėjimo prašymus, bet ir išmokėti projektų vykdytojams visą kaimo plėtros programos paramą. Pasibaigus 24 mėnesių projekto įgyvendinimo laikotarpiui, bet esant būtinybei jį pratęsti, pakeitus administravimo taisyklės dėl išimtinių aplinkybių, nurodytų sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės taikymo metodikoje, jis gali būti pratęstas, tačiau neilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, o paskutinė projekto įgyvendinimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2025 metų rugsėjo 30 diena. Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienas prašymas nukelti mokėjimo prašymo terminą bus nagrinėjamas individualiai. Bus atidžiai įvertinamos prašymo nukelti terminą priežastys, tai yra, ar jas buvo įmanoma numatyti teikiant paraišką, taip pat bus kreipiamas dėmesys į tai, ar per likusį laiką įmanoma įgyvendinti projektą, atsižvelgiama, kiek laiko projektas jau yra įgyvendinamas ir kokia pažanga yra padaryta. Agentūra ragina projektų vykdytojus atsakingai suplanuoti darbus, įgyvendinti projektus ir esant galimybei teikti mokėjimo prašymus anksčiau nei nustatytas mokėjimo prašymo pateikimo terminas, tai yra nelaukiant paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Tuo tarpu pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų po paramos sutartyje ar įgyvendinimo taisyklėse nustatyto pateikimo termino pabaigos. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai taikomos sankcijos, detalės sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta sankcijų metodikoje. Ši nuostata netaikoma, jei bus nustatytas mokėjimo prašymo pateikimo terminas 2025 metų rugsėjo 30 diena. Primename, kad kartu su mokėjimo prašymu paramos gavėjas privalo pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, taip pat kitus atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei paramos paraiškoje nurodytus dokumentus. Mokėjimo prašymai agentūrai pateikiami užpildžius elektroninę formą Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos internetinėme portale adresu zumis.lt. 2025 metų rugsėjo 30 dienos. Mokėjimo prašymų pateikimo terminas aktualus projektų vykdytojams įgyvendinantiems projektus pagal visas kaimo plėtros programos priemonės, išskyrus parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ir parama smulkiesiems ūkiams. Pagal šias priemonės paskutinė mokėjimo prašymo pateikimo data, kuria užbaigiamas kaimo plėtros programos laikotarpis, yra 2025 metų vasario 28 diena.